Gerai. Tai dar kartą laba diena visiems. Ačiū, kad atėjote. Kviečiu kas kartą ateiti, kiekvieną pirmadienį. Sekantį pirmadienį mes irgi čia skaitysime, jeigu taip dangus mums sutiks tokią galimybę. Su visais aš turbūt pažįstamas, ar ne? Visi mane pažįstat. Aš tik jūs kartais užmirštu, tai nepykit. Tiek daug žmonių šitam pasauliu, kad neišeina visų atsiminti. Tai mes pratęsime kalbą apie dvasias arba apie šmėklas, kurios mes to norime, nenorime, gyvenam mūsų pasaulyje. Pasaulyje tik kaip mes gyvename, taip ir jos, reiškia, taip jau Dievo valia. Taip jau padaryta, kad mes norime ir nenorime, jos gyvena, kaip ir jos galbūt nenori, kad mes gyvename. Bet irgi Dievo padaryta, kad ir mes gyvename ir jie. Ir galima sugyventi taikiai arba galima, aišku, kariauti. Kartais žmonės kariauja su dvasiomis, bet kartais dvasios būna stipresnės ir nieko jums neįmanoma padaryti. Turbūt matėte per televiziją, būna filmai nufilmuoti dokumentiniai, kai būna poltergeistas, kai indikai skraičioja, kai kartais žmogui nerima kažkokį sudaro arba sukuria tos šmėklos, tam patempia, pastumia, įkanda, dar kažkas tokie veiksmai. Tai čia jau yra grubus veiksmai. Bet dažniausiai visos atakos mūsų atžvilgių vyksta subtiliam plane. Ką reiškia subtiliam? Reiškia, tos dvasios arba šmėklos atakuoja mūsų protą, mūsų mintis ir mums atneša nerimą. Kas yra tos dvasios arba šmėklos, kurios, kaip ir sakiau, egzistuoja greta mūsų? Tai tos gyvos būtybės, kurios neturi šito materialaus kūno, praradusios dėl vienokių ar kitokių aplinkybių. Tai galėjo būti smurtinė mirtis, jeigu žmogus, sakykime, nužudo kažkas tai. Žmogus labai kerštingas, jis kaip ir net ir po mirties arba mirdamas neatleidžia, nori atkeršyti, jis kaip taisyklė praktiškai irgi virsta šmėkla arba dvasia, kuri kartais persekios tą nužudžiusi žmogų net ne vieną gyvenimą. Aš jau nekalbu apie šį gyvenimą, sakykime, kaip pavyzdys, jeigu mane nužudo, jeigu aš labai kerštingas, tai kol tas žmogus bus gyvas, kuris mane nužudo, aš galiu jį persekioti. Kaip persekioti? Sapnuotis, ar ne? Galiu, sakykime, va tą garsą sukurti, ne, ten kažką baladotis, ar ne, triukšmauti, laidinti kažkokius daiktus, galiu jam įgnypti, patempti, dar kažką tokio daryti. Arba galiu artimiesiems kažką juo daryti, net gyvuliams galiu daryti jo, net pasėliams galiu jo daryti. Gali būti tokia, reiškia, galia tos gyvos būtybės, kuri nori atkeršyti. Arba galiu, sakykime, įskūsti net tą žmogų, kuris mane nužudė, per kitus asmenis, kažkam tipo prisisapnuoti, kaip ir pranešti, kad mane tie nužudė, dar kažką padarė, net pranešti. Taip tokių net atvejų yra. Tai čia tuo atveju, jeigu aš kerštauju, bet būna, sakykime, šmėklomis patampa ir tie, kurie nusižudo. Tie, kurie nusižudo, praktiškai jau automatiškai yra šmėklos, nes žmogus sakykime, neišpildė kažkokių savo norų, nusivylė, bijo arba nenori čia gyventi, jam atrodo, kad jis kenčia. Nepakelia tos kančios, jisai žudosi, bet iš esmės jis niekur negali dingti. Norai pasilieka, nes po mirties išlieku aš kaip asmenybė, kaip siela, tai reiškia dvasinė kibirkštėlė siela, ir išlieka tas subtilus kūnas, visas protas, intelektas ir netikras ego. Ir jie nesudega, jie stovi, kaip sakant, tos subtilaus kūno aš ir esu apgaubtas, reiškia. Visa atmintis išlieka, visi norai irgi išlieka, aš jų nesunaikinau. Užtat ir sakoma, kad šitam gyvenime prie nieko nereikia prisirišti, reikėtų savo norus gyvenant sudeginti. Kad kai ateina mūsų, sakykime, jau gyvenimo pabaiga, mes kuo mažiau prie visko būtumėm prisirišę, būtumėm ramus, jau visko ramus ten. Kas bus su mūsų namu, ten su mūsų daržu, su mūsų vaikais, su mūsų drabužiais, su fotografijom, jūs su ko norit, su visą buitim, ar ten su mano oška, jeigu laikau kaime, kažkur, žinote, gal, su tai, kad daržo nepasodinau, kas čia dabar bus, mano. Taip yra žmonės daugybė, kur prisimasto, viskų jie prisiriša. Yra toks pasakojimas, eina močiutė, sako, neša žabų. Dabar neneša, aišku, bet kaimuose dar neša, mieste niekas neneša. Bet anksčiau ir mieste pristatydavo
medkirčiai malkas. Tai va, senutė nuėjo mišką, neša žabus, sena, susilenkusi, vos paeina, eina, ten užkliuvo, pargriuvo ir malkos nukrito, žinot. Ir jinai šaukė, užsikelti negali, jau to neša, šaukė, viešpatie padėk. Ir viešpats prieš ją, Dievas. Sako, ko norėjai? Sako, padėk man užkelti išulę. Vėl užkelk man. Vienu to, kad prašytų, pasimk mane ten, į dvasinį pasaulį, arba išvaduok nuo šitų kančių. Jis sako, padėk man užkelti. Vėl reiškia, toliau nešti tos žabus. Žmonės kaip, net nežino, kad jis ko prašyti. Dievo. Tai va, jei užkėlė tos žabus, ir vėl nusinešė, reiškia, toliau kentėti. Taip ir su tais savo norais. Tai matot, jau kelis atvejus išvardinau, kas patampa šmėklomis arba tomis dvasiomis. Trečias atvejis būna, kai netikėta mirtis. Kokia netikėta? Avarija. Ašgi nepasiruošiau, šiandien žmogus, sakykime, važiavau kažkur, pats atsitrenkiau, arba ėjau per gatvę, mane nutrenkė, aš net neįsivaizduoju, kad galėjau mirti, net nemaščiau apie tai. Pas mane viskas dirbo normaliai, aš taip prisikabinęs prie to gyvenimo, turiu žmoną, vaikus, arba nieko neturiu, bet vis tiek aš taip noriu gyventi, kad aš nesusitaikau su to. Nuskendo, nukrito, nušovė, pilna atveju, kai netikėtai. Žmogus pačiuose gyvenimo jėgose, sakoma. Na ir viskas. Ir nėra kur dingti, aš prisirišęs negaliu palikti šitos vietos. Mane traukia tą vietą. Tai kaip būna, senas žmogus visada traukia į jo pastatytą namą. Sakykime, žmonės parduoda. Ten dažnai, žinot, senukai gyvena. Jie nugyvena savo amžių ir vaikai nebesikraustys ten į kaimą arba į miestelį, kur gyveno tėvai. Jie parduoda tos namus. Tai visa tikimybė, kad tie senukai, jeigu labai prisirišę prie savo žemės, ten prie savo galvijų, prie sodų, jeigu kažką patys kasė prūdą, ten tą namą lipdė iš paskutinių tų savo lito, ar dar seniau iš kažkokių rublių, tai jis negali tos tėvas palikti, jam tai gaila. Ir jis sugrįžta, ten klajoja. Suprantat? Taip pat gaila ir name būtų kažkokį palikti. Sakykime, kaip paskaitą skaitau, kas savaitę susiduriu, žmonės papasakoja atsitikimus, kaip pas jų būte, name ir pas jūs turbūt klajoja šmėklos arba dvasios. Jos nepalieka ramybėj. Pasirodo, žmogus kartais pamato, net vaikai pamato dažniausiai. Neišeina iš to namo, iš to būto ta asmenybė, kuri gyveno kažkada. Jai brangu. Būna, kad ir tose vietose dažnai gali, taip sakant, vaidentis, kaip žmonės tai vardina, jeigu toje vietoje buvo kažkas nužudytas. Gali būti toje vietoje, mes galime matyti šmėklas, jeigu buvo karo veiksmas, ten žuvo arba sužeisti mirė, ir jie nepalieka tos vietos, nes tai buvo netikėta. Ir aš nepamenu, ko aš užbaigiau praeitą paskaitą. Jūs kaip fiksuojate kiekvieną žodį, galite kažkas, kas va čia jau raštingiausias, kur užfiksavo kiekvieną tą žodį, kurį vietoj mes pabaigėm praeitą kartą. Apie tai, kad apsėstieji žmonės negali pakęsti bažnyčios ir kad yra žmonių, kurie demoniškos natūros, jie neigia viską, kas šventa. Aha. Mes jau vardinom, kas tampa šmėklomis, ne? Taip, įsirašiau 13 punktų bent. Kalbėjom apie šmėklas, kad nemėgsta tvarkos, ne? Ne, bet tai, man atrodo, nekalbėjom. Nekalbėjom, ne? Aha. Bet išvardinėjom, reiškia, kada bus... Požymis. Kada pasireiškia. Tai kurioje vietoje, sakot, pabaigėm? Apie demonišką natūrą žmonių. Taip. Sapnuoja mirusius, ne? Sakiau, kad jeigu pradedam bijoti mirties, ne? Ne. Apie tai, kad kalbėjom apie tai, kad kaip tik ten šmėklos tos stengiasi žmogų, kad jisai nusiviltų kuo labiau ir kad sunkiai. Kad labiau nervuotųsi. Ne, supratau. O tai mes dar čia daug turim. Aha. Reiškia, tai mes toliau pratęsim, čia ką pasakėt, priminėt, nes kiekvienai metai skaitai, nebežinai, kurioj pasaulio čia šalyje esi, kur čia atskridai, ta prasme. Tai mes kalbėjom apie simptomus, kada pajausti, kai mūsų atakuoja,
ir mūsų veikia dvasios, kai ne mūsų net mintis, arba mums yra blogai, arba kaip pajausti, ar žinoti, kad mūsų artimieji yra išdalinai valdomi tų pašalinių jėgų, ne savo proto prasme. Tas žmogus net nenori, net nesupranta, kaip čia yra, ir jis elgiasi neadekvačiai pagal gyvenimą, pagal situaciją. Tai va vienas iš simptomų, kad mane dalinai jau apsėdo, arba man jau sukuria tokia, sudaro nemalonę visą aplinką, tai yra, jeigu aš negaliu ramiai užmigti. Jeigu aš ramiai negaliu užmigti ir sapnuoju košmarus, jau yra blogai. Reiškia, tai vienas iš simptomų, kad mane naktį atakuoja šmėklos, kad aš pakliuvau jų įtakoj, jeigu sapnuojasi košmarai. Jeigu ten kartą susapnavus košmaro, tai gali būti dar nieko, bet jeigu košmarai pastovus, jau yra blogai. Aš jau praeitą kartą kalbėjau, kad aš turiu pacientų ne vieną, ir ne du, ir jūs turbūt girdėjote ir matėt kitų žmonių, kurie galbūt jums pasakoja, kad jie kiekvieną naktį bijo tiesiog miegoti. Žmogus ir dieną, jeigu dirba arba mokosi, vakarė natūraliai jis nori pailsėti ir bando užmigti. Tai va, žmonės pasakoja, tik užmerkim akis, mes matom visokias baisybės. Kokios baisybės? Visokias. Visokias. Mato žmonės, kitus mato baisius žmonės, mato krovinus žmonės, nu, visokius ta prasme. Kiekvienas gali matyti atskirai. Ir jam neramu, jam baisu, nes maža dar matyti, tos būsybės gąsdina, kalba, reiškia, balsai slėpia kažką daryti, gąsdina dėl artimų, dėl jų pačių, nu, ir žmogui baisu užmerkti, tiesiog jis bijo. Reiškia, atakuoja jo psichiką, matot? Matai ne per akis, matai tiesiog akis užmerki, matot, kaip mes galim regėti. Jau ne per akis matai naktį, kai užmerkis, matai kažkur ten, reiškia. Aš matau subtiliam plane. Ir subtiliam plane labai sunku apsisaugoti, todėl reikalingas atitinkamas švarumas žmogaus, kad mano subtilus kūnas būtų nepažeistas. Tai mes kalbėsim kitose temose, kaip saugotis. Toliau kalbėjau, kad mūsų aplinkoje jau gyvena šmėklos ir dvasios, jeigu aš namuose esu įsitempęs. Jeigu jūs einat į kambarį, tarkim, kažkas turit namą, kažkas turit kambarius, būte gyvenat, ir jeigu aš einu savo name į kažkurį kambarį, man ten nejauku, kaip pajausti, kad nejauku? Nu, bėga kartais šiurpuliukai, oda pasišiaušia, tokia žąsies, žinot, ne? Jaučiu, nu kažkaip greičiau iš to kambario išeiti. Pajautė taip? Kažkaip greičiau, tik tai dingti iš to kambario. Savo namų. Tai reiškia, ten viskas jau gyvena vieną arba kelių šmėklos, arba apsilankė, jos atėjo. Suvokim, kad šmėklas, arba tos mirusius žmonės praeitėje, kurie buvo žmonėmis, traukia irgi žmonės, jie nori būti šilumos, kvapų, pajausti energijos. Jie nori irgi, nu, ne ten kažkur miškuose duotis džiunglėse, kur šalta nieko. Jie nori arčiau mūsų. Jie mokosi, ateina į paskaitas kartu, jie klausosi, irgi bando sužinoti, kaip čia viskas yra. Čia yra mokykla savotiškai, gyviesiems ir mirusiems. Taip nėra, kai mes galvom, kad čia mes vieni sėdim. Ne, čia pakankamai irgi tų dėdukų, tetulių, reiškia, ateina. Va, tegu pasiklauso, nieko baisos. Taip, bet čia jauku, matot, čia jauku, ne? Čia nebūgo. Bet namuose, kas labiausiai, būna nejauku. Tai va, jeigu mes užlipom į antrą aukštą, ten nejauku, užlipom į trečią nejauku, arba einam į rūsį, ten nejauku, arba į palėpę, arba į sodo namelį kartais nuvažiuojam. Žiūrėt, kaip mes atsargiai rakinam, ar ne? Ten vos gal yra, gal nėra. Kažkas tai pažiūrim per langą, peina, viskas kartais nejauku. Kuo mes ilgiau paliekam namus arba kažką taip vienus, ir jeigu nežinom, kaip apsisaugoti, ir iš esmės esam, nu, netvarkingi žmonės, netvarkingi kita žodžio prasme. Reiškia, tokie nedėvoti, sakykime, tai mums visą laiką baugu įeiti į tą erdvę ir taip, kol priprantam tos erdvės, būnam įsitempę. Tai va, jeigu bėga šiurpuliukai, tai reikia žinoti, kad ten jau yra kita gyva būtybė. Kita gyva būtybė, kuri mus stebi, žiūri, tik mes jaučiam taip septintuoju, net ne šeštuoju jausmu, kad kažkas yra, nejauku, kartais net nesuprantam dėl ko. Tai va, taip gali būti. Tai gali būti net bažnyčių, kartais gali būti nejauku, ateina ir ten, visur ateina. Suprantat, nėra taip paprasta apsisaugoti, kaip mes galvojam. Toliau, kaip aš sakiau, apsėdimas arba dvasių ataka būna, kai kažkas mūsų namuose triukšmauja, mėto lėkštes, ten užuolaidas numeta, kažkas nuvirsta, vaza nukrenta, ten kartais mes galim užkliūti už kažko, galim jos koją pakišti, paskui kitaip. Kažką tai pakelti, net padėti gali. Ir kartais nesuprantam, kaip čia viskas įvyksta. Kartais garsą kažkokį girdim. Beldimą į sieną, užimą kažkur, tai patys nežinom, iš kur tie garsai.
Tai va čia irgi gali pasireikšti jų veikimas šitų šmėklų. Apsėdimas yra jau ataka psichinė, dvasių. Jeigu mane traukia padaryti kažko, ko aš kaip nenorėčiau padaryti. Ką traukia? Kažką pavogti, tarkim. Ar ne? Išprievartauti, nužudyti, atkeršinti, pagazdinti kažką tai. Aš nėra tokia prigimti žmogus, bet įtraukia kažką blogo. Prisigerti, išduoti žmoną, suprantat? Arba žmoną išduoti vyrą. Nesužinosis, tai tas mano kvailiukas, galvoju, kad aš myliu, čia biškį tik iš šono nueisiu. Matot, kaip čiut-čiut. Arba vyrų taip pat. Niekas nesužinos. Niekas, kas ten pasakys, jinai išvažiavo, aš irgi nepasiteikimai. Matot, tai nebūdinga mums liktai, o kartais tokios mintis ateina, visokios. Visokios, kur, taip neturėtų būti. Tai reiškia, mūsų atakoja savotiškai, mums stumia idėja tokia, padaryk tą, padaryk. Nes kaip padarau tą, aš dar labiau atsiveriu, dingsta mano dar labiau apsauginis sluoksnis, šitas gynybinis, jų ateis dar daugiau, dar jos labiau mane valdys. Suprantat kaip? Nes paskui ateina graužatis, nerimas, vėl aš išskiriu neigiamos energijos ir jos tą neigiamą energiją maitinasi. Jūs trina rankas. Jūs pasikvietė, kaip ir sakiau, kitas į puotą. Tai va, jeigu ateina mintis daryti kažką tokio, kas man nebūdinga ir nenorėčiau, viskas, reiškia, aš atakuojamas. Reikia labai melstis, reikia labai valytis, kad to nebūtų. Reiškia, gal galite šitai porai paskolinti kilimėlių? Nemokamai. Va, jums paskolins porą, tiek čia nemokamai. Čia, kad juokingiau būtų, kad jūs atsipalaiduotų, kad būtų dvasio. Va, daugiau duoda, net matau, kokie čia geri žmonės. Pasiūla didesnė negu žmonių. Gerai, ačiū labai. Jūs taisykit, kur patogu. Toliau kitas požymis, žiūrėkit, dažnai būna, ar ne? Jeigu namuose negaliu surasti daiktų, kur pasidėjau, būna, ne, kažkur. Ne, čia pasidėjau lygtai nedidelį daiktą, kur aš jį padėjau. Aš jau nekalbu apie mažiukus. Nerandi. Rausi popierius, kartais ten spintą peržiūri, viską peržiūri, paskui žiūri, kad ant stalo, ar dar kažkur tokiai matomoje vietų, kur apieškai visko, tiesiog nematai. Būna taip. Matau, kaip jums negerai. Savo namuose jums tai padeda nerandat, savo namuose matote. Kaip blogai. Va. Tai yra atskirus dvasios, kurios praeituose gyvenimuose buvo vagys. Vagys. Šiam gyvenime negali nugvelbti kažko, tai jūs pokštauja, arba, kitos, žinot, mėgsta ir šiaip žmonės pokštininkai. Aš pokštininkas. Tai mėgsta pajukauti, kai mes pasimetėm ir labai kartais, kai skubim, reikia kažkokio dokumento, nesurandi, rausi tenais viską per, nėra, atrodo, kaip, ką aš darau, čia dėjau, nėra, ir paskui kažkur išlenda, kadais po metų neišlenda. Tai va, jos mėgsta slėpti. Ir paskui, žinot, kai mes kažką padarytumėm, be plyšelio žiūrėtumėm, nieko ten blogo tokio, ne? Kažką tokio. Nežinau, čia kažkokių žirnių papertumėm ir žmonės, nežinau, tai eitų po kilimu būtų, eitų pasvistų, ten kristų. Ir smarkiai neusigautų, bet ten kažkur tai, tokio nelabai blogo. Tai va, jūs irgi mėgsta papokštauti, reiškia, ten, taip žinot, jums smagu, cirkas, kažkas būna. Tai va, taip būna, kažką patraukia, kažką padeda ir mes nesurandam. Tai jeigu taip vadingsta daiktai, paskui atsiranda ir mums atrodo, kad čia nematom, arba jos pasiunčia mintį, mūsų klaidina, tai va, jūs atakuoja tokiu būdu. Toliau, jeigu mūsų vaikai tampa dėl kažko, šiaip nei iš šio, nei iš to, būna normalus ir tampa tokie pasiutę, nebeklauso, sakykime, visiškai, kažkas atsitiko, taip staigiai. Hop. Ir arba jeigu susirga kažkokia neaiškia liga, tai toks neaišku, kas čia darosi. Gydytojai kartais negali nustatyti. Tai irgi požymis, kuris rodo, kad gali būti, reiškia, apsėsti tie vaikai kitų gyvų būtybių, kurios galbūt, nes vaikai yra mažiausiai apsaugomi, jau prasiskverbė jo šitą grubų kūną, reiškia. Įėjo kita siela su savo subtiliu kūnu, reiškia, su savo energija, su savo charakteriu, su visko į tą mano vaiko kūną ir jau ten kažką daro. Jau jos ten trinasi 2 ar kartais 3. Tai taip gali būti. Jeigu aš staiga pradėjau, kitas požymis, jeigu aš staiga pradėjau bijoti mirties, nei iš šio, nei iš to, tai būna.
Jūs turbūt teko susidurti kartais kokia močiutė, kartais mama ir sako, aš dabar jau mirsiu. Ten, turiu pasižiūrėti, nei ten ką mirti, nei ką, viskas. Žmonės, kai kurie kartais išprotėja, turbūt žinot, iš anksto nusipirka tą žemės sklypelį kapinėse, pasistato paminklą, įsikala raides ir viskas. Ir laukia. Drūbus nusipirka, karstą nusipirka, kiti jau namuose laiko. Yra tokių, žinokit, batus susipirka viską. Aš žinau, tokių žmonių yra. Tai vakar panašią temą skaičiau šventojoje ir viena moteris pasakojo atsitikimą gyvą. Reiškia, jos ten pažįstama palaidojo vyrą ir kadangi, galvoju, vis tiek kada nors reiks pačiai mirti, reiškia, pastatė paminklą ir įsikalė savo vardą, pavardę ir metus gyvo. Ir eina kita kaimynė ir taip akį užmeta, mirė jinai, kaip aš nežinau, kaip nepranešė, reiškia, man. Ir jinai telefonu visiems, mirė, sako, laidota, reiškia, mačiau kapinės jau iškaltas raidės, reiškia, viskas, mirė. Nežinojau, ojei, žinot, kaip žmogui protas pasimaišo, reiškia, ir viskas. Tai skambina kažkas, jau tu mirėjai, ir visiems šokas, suprantat, kaip? Įsivaizduokit, visokia, tai eina taip per kapinės, ten paminklas, pavardė, vardas, kaip būna vyro, jau ten su metais, ir žino, žmogų, tai tikrai vardas iškaltas, pavardė, sako, gilo metai, mirimo, ten 2000, žinot, 0 ir dar nedakalta, ar kas tai. Man kaip žmonės pasidaro. O tai va, kokie pavyzdžiai. Ir visiems šokas. Tai šokas, ten, sakė, kapinėse vos nenumerį, kurį pamatė. Kitai paskambino, kamerė jau, sako, reiškia, yra, kapas jau viskas, žmonių vaizduotė prikuria. Ir visiems, tai va, čia savotiškas apsėdimas, nerimas. Bet būna, kai žmonės nei iš šio, nei iš to bijo mirties. Bijo ir viską, yra paniška. Aš turiu vieną pacientę, kuri atvažiuoja, Antarą, aš mirsiu. Ir tai jau 2 metai. Mirsiu, kaip sakau, mirsiu. Aš jaučiu viskas, kaip kas yra, sveika, normaliai moteris, gal proporcijos ne tos, bet mirsiu. Kaip jūs čia mirsit? Kaip jūs čia mirsit? Aš jaučiu, kad jau, o taip jinai jaučia 2 metus jau. Taip mirs kažkada. Mirs, bet dar ne dabar. Galim net norėti, niekas nepaims. Ne taip paprasta. Jeigu ten rankos prieš save nekeli, kas paims? Ir tai nepaprasta dar tą ranką pakelti, matot? Tai reikia, nežinau, kaip ten jau visiškai mūsų psichika turi užvaldyti to šmėklos, kad mes jau pakeltumėm ranką prieš save. Tai va, daugybė žmonių bijo mirties. Tai irgi nesąmonė, reiškia, jau savotiškas apsėdimas. Kai bijai mirties, savotiškai ją pritraukia. Tampi įsitempęs, matot, įtampa didžiulė. Širdis nežinau ten kokia, kaip turi baladotis. Dūsta žmogus, kuris žmogus bijo, jis dūsta. Negali lengvai kvėpuoti. Jis kaip prismauktas. Faktas, kad susirgsi. Įtampa kokia, plaukai automatiškai prašilti, nežinau, negali ramiai miegoti, valgyti. Aišku, ateis ligos, nes čia nuo įtampos jau. Plaukai pradės kristi, ne, ten kaip plunksnos kristi. Va. Tai čia nieko gero. Tai jeigu mūsų tokie artimiai yra, raminkit jūs, kad čia niekas niekada nemirsi. Kūnas taip mirs kažkada, jį paliksi, bet kaip siela, kaip asmenybė, tu niekur nedings, net jeigu norėtum. Neįmanoma savęs net sunaikinti savo asmenybės, ne mūsų valiai. Įsivaizduoja. Toliau, kitas simptomas, kad jau su mumis yra tos šmėklos ir dar daugiau, reiškia, jūs jau šalia net gyvena, čia galbūt net miega mano name bute, tai kai man pradeda patikti maistas, kurį gaminu, kai jaučiu nemalonų kvapą maisto, iš kurį valgau, arba kai pavalgau, jaučiu, kad man ten plėšo, drasko, blogai, viskas. Suprantat, kaip? Reiškia, jeigu mes namuose, kai pavalgom, nesudedam visko į šaldytuvą, nesutvarkom stalo, neišplaunam indo, tai reikia žinoti, kad ateina to, reiškia, po mūsų valgymo, ateina tie mirė mūsų giminaičiai, kaimynai, dar kažkas, bet kas, ateina irgi pavalgo. Ateina pavalgo, jeigu nori valgyti. Tik jie neiškišta per ranką, žinot, iš sienos, tai nedings. Jie valgo subtiliai, valgo kvapą, energiją. Kvapas yra energija. Tai valgo subtiliai, tą energiją, kuris sklinda iš maisto.
Iš maisto gali sklisti teigiamą energiją ir iš maisto gali sklisti neigiamą energiją. Ir gali net ne iš maisto sklisti neigiamą energiją. Neigiamą energiją gali sklisti, kai aš nenuvalau stalo, nesurinku tų pinigų, kurie prisibarsto ir ten stovi diena, 2 paras, mėtosi viskas. Paskui, žinot, atsiranda net didesni gyvūnai negu dvasius, kuriuos matome, tarakonai visokie, žinot, dar kandys, yra tokios pasmuojate. Visur kažkur, pastebėjot, paskui, jeigu nesuplaunu indus vakare per pietus ar ryte, kai pavalgom, ten irgi kvapas sklinda. Jeigu gėlės laikau, iš darželio prasinešiau nupjautos arba kažkas man davė, tai priskinės, irgi reiškia kvapas sklinda. Tai automatiškai yra gyvos būtybės, kurios maitinasi visais tais kvapais. Jūs patys esat buvę kažkokie senutės, senukai arba šiaip pas netvarkingų žmonės, jaučiasi kartais senatvės kvapas, visko persmelta. Rūbai, žmogaus net kūnas, viskas ten atrodo, negali būti, tiesiog kartais dūsti, ar ne? Tai va, požymis ten tikrai, viskas gyvena, maitinasi, sunkus, slogus kvapas, kai žmonės nevėdina savo namų, kai ilgai nesiprausia. Tai va šičia, jeigu aš valgau maistą ir man jau viskas nebeskanu, tai reikia pirmiausiai tvarkyti su maistu. Jeigu maistas jau nebepatinka, jau yra blogai. Aš esu netvarkingas, nemoku to maisto galbūt aukoti, laiminti, ta prasme. Ir man jis nebepatinka. Jeigu įtartinai kvepia, reiškia, aš jį valgau seną. Ir vienas savo, kad maistą reikia suvalgyti per 3 valandas, kai pasigaminam. 3 valandas. Nei sriubos, nei troškinių, nei salotų negalima pasilikti rydienai. Rydienai reikia valgyti rydieną. Rytoj bus rytoj, reikia valgyti, ką rytoj pagaminsi. Šiandien reikia valgyti, ką šiandien pagaminam. Tai va, atsiminkit visam laikui. Reiškia, pasigaminti tam kartu, kiek suvalgom. Viskas. Toliau, kitas simptomas. Jeigu pradedu sapnuoti mirusius giminaičius, tai reiškia, arba kaimynus, galiu draugus sapnuoti, su kuriais kartu mokiausi, su kuriais kartu dirbau kažkokiam darbe, kaimynus, su kuriais gyvenam, vaikystės draugus, darželio, mokyklos, įvairius. Arba tiesiog močiutę, senelę, mamą, tėtį, brolį, seserį, savo vaikus, jeigu aš vyresnio amžiaus galbūt jie žuvo, mirė. Jeigu aš tai susapnuoju, tai yra tikra realybė. Ir tokio sapno nėra. Mirusiai giminaičiai sapno nėra. Jie tikrai reiškia atėjo. Atėjo pas mane, kadangi jie neturi kūno, fizinių grubaus, aš jau nepamatysiu, neišgirsiu. Tai yra vienintelis šansas jiems man kažką pranešti, pasakyti, paprašyti. Tik miego metas. Nes miego metu aš irgi to grubių kūnų kaip ir nebesinaudoju. Matot? Jie neturi grubaus kūno, jis numirė, kūną paliko, sudegino arba užkasė. Ir miego metu aš irgi kaip nebeturiu grubaus kūno. Jis miega, aš jau nejudinu, matot, miegas, tai mes patys atsijungiam, mes patys irgi kaip išmėklomis tampame, ne? Kaip tas jungiam, reiškia. Iš šito grubaus kūno aš siela išeinu su savo subtiliuoju kūnu, toks laivas, išskrenda, nepasižvalgo, kur skristi. Va. Ir kai tik išeini iš šito kūno, jūs galite išeiti dienos metu, prie tinkamų praktikų, reiškia, metodų arba miego metu. Sapnai tai irgi dažniausiai būna išėjimas iš kūno. Tai va, mes išeinam iš to kūno ir iš karto yra jau mūsų tas giminaitis. Arba ten pažįstamas. Ir jie kažką sako, kažką prašo, arba kartais nieko nesako, bet iš jų elgesio arba nuotaikos, apsirengimo mes matome, kad jiems sunku arba gera. Irgi, turbūt ar vakar, užvakar, viena moteris irgi pasako, reiškia, mato savo tėvą, ne arti, bet toli. Toli ten kažkokio, iš pradžių matė už 20 metrų, paskui už 50, paskui už 100. Nuo namų, taip sakykime, jinai mato, sapne. Tai ką reiškia, kad tas žmogus irgi po mirties ir jau praėjo nemažai metų. Sakykime, negali palikti tos vietovės. Matot, iš pradžių jisai labai arti, 50 metrų šalia, o tai jinai pamatė 50, o reiškia iš pat karto, jisai buvo visai arti, jis gyveno tiesiog tam name, šalia jos ten buvo, miegojo, tai prasme viskas. Jis neišeina, tiek prisirišęs, tiek masto apie tą žmoną, jeigu prie žmogaus prisirišė. Paskui jisai, aišku, kažkiek, matot, nutolo. Ten irgi, matot, kančia, kadangi yra, o kančia visą laiką sudegina
mūsų kaip ir praeitį. Kažką patyrėt sunkaus arba patyrėt, žiūrėkit, daug verkėt, palengvėja, ar ne, moteris, palengvėja? Ar palengvėja? Vyrai nemoka bliaužti, jiems sunku. Va, jums lengviau. Vyrai, nu ką, ne, susilaikysiu. Ir jums labai sunku. Tai va, moterim lengviau, dėl to vyrai anksčiau išeina iš šito gyvenimo. Tai, kai ten siela irgi jinai verkia savotiškai, kankinasi. Kančia tai reiškia verksmas toks vidinis, nes kartais bėga čia ašaros, kaip ir išorinis verksmas, o kartais būna viduje ten verksmas, širdyje tiesiog verkia. Tai va ta siela tiek kankinasi, tas miręs žmogus, ar ne, po biškutį sudegina, po biškutį jisai tolsta, tai va taip tolsta. Ten už metų, už 50 metrų gal, paskui dar jinai mato, kaip jis nutolsta. Aišku, kaip jinai čia sapnavo gal porą metų. Aišku, kai pamatai tą už 50 metų, jau tada reikia melstis, jau tada reikia į bažnyčią, užpirkinėti mišias, aukoti, reikia aukas daryti, jagės, priklausomai nuo konfesijų, kokiai mes priklausome. Reiškia skirti mirusiajam aukas, maldas, energiją, taip sakant, kad jisai palengvėtų. Jis sunkus, jo sunki karma, jį pritraukia, jis negali nuo čia nutolti, atsirišti. Arba ateina per sapną artimieji kažko paprašyti, kartais įspėti. Pasako, kad negerk, nevok, arba turiu antai vieną darbuotoją, kurie pasako, kaip ateina jos tėvas, kuris perspėja jos dėdė arba savo brolį. Sako, pasakyk, kad tas negertų, mes tu gerti. Įsivaizduojat kaip. Realiai ateina, pasako per sapną, jinai tokia kaip mediumė yra, jinai mato, jaučia viską. Sakykim, kartais pasako, ką aš jai per sapnus sakau. Pasako, kas dar ten kažkur bus, aš parašau, kad sapnus išaiškinčiau, kiekvieną dieną ten, kiekvieną naktį pasapnuoju, po 3-5, ir paskui rašau, ten atsibūdu ryte jau prašytum tiek. Naktį nenumiega, kad tik sapnuoju rašo man. Ir ten kartais jau neperskaitysi, reikia ten pusę dienų šifruoti, dar kur sakau, kai ateisi. Į tą susitiksim pasakysi. Taip, va, jinai, turi tas galės, reiškia, labai konkrečiai. Žinau, kas ten giminėjim bus, artimiejiam, viską žinau. Švari moteris pakankamai meldžiasi daug, palaiko ryšį su mano pasauliu pasauliu. Nori ar nenori jau, aišku, ne vidui nori būti. Šitai jai tas patinka. Ir jau taip gaunasi iš praeitų gyvenimų, tai atsinešė tokią dovaną ir, va, jie įspėjo. Ten, eik pas tą, reiškia, mano broliui, sakykit, jis metų gerti. Nes, kai atsiveria manam pasaulį, mes suprantam, kiek pridarėm čia klaidų, kaip nesąmoningai praleidom šį gyvenimą. Kad net to užsiėmėm, ten dirbom kojomis, gudravom kažkur, plėšėm, vogėm, smurtavom, gėrėm, rūkėm ar nepersivalgėm, persigėrėm, visai netam skiriam savo gyvenimą, ne savęs pažinimo, o malonumams, dar kažkam. Ir pridarėm ne tik savo, gerai, jeigu savo tik tai, bet dažniausiai pridarom kažkam kitam blogo, kažkieno erdvę pažeidžiam, ar ne, interesus, kažką nuskriaudžiam, įžeidžiam. Tai va, kai žmogus supranta, kad brolis geria, reiškia, daro savo blogą savo šeimai, viskam, kad jis po mirties gali pats tapti šmėklą arba į pragarą, užgirimą dažniausiai taip yra, tai jis nori įspėti, padėti kaip. Jis tiesiog negali broliui prisibelsti, nes brolis, reiškia, tam albūnui, tamsoja, jis visiškam neišmanime. Jisai nesuprastų dėsnių, sakys, ai nesąmonė, durnys, tu matyt pergeriau. Šitai, vadinasi. Matot, jis nepriims to, nėra žinojimo. Tai toks žmogus pasirodo aiškiaregiui, taip sakykime, aiškiaregis jau šifruoja, jis gali pasakyti realiai ir tada kitas žmogus gali patikėti. Nes daugeliu žmonių sapnuojasi mirusiai, bet kartais tie artimieji, kurie susapnuoja, bijo pasakyti, sakys, nesąmonė, bijo tiesiog pasakyti, dėl baimės visuomenės pasmerkimo arba savo artimus, sakys, ką tu čia nusišneki, kaip tu čia, kas tau čia vaidenas, eik pas gydytoją, vaistų išprašyk, ten tau paskirs. Taip, arba nejauku patiems, žinot, pasakyti vyras, jeigu sapnuoja kažką mirusiu, kaip aš čia dabar sakysiu, žinot, kaip, sakys, nenormalus, kaip čia vyras bijo, ar dar kažką, matot, visi užgniaužiam. Nors šventraščiai sako, jeigu žmogus miręs prašo pagalbos, šmėkla, ten jau yra kaip šmėkla, nes neturi to grubaus kūno, prašo pagalbos, ir tu jau nepadedi, tai tas miręs gali tave prakeikti, tu pats tapsi šmėkla. Nes jam vienintelį šansą, jis daugiau nieko nežinai, ką kreiptis, va, tau baladu, jis prašo pagalbos, tas pats, kaip mūsų dabar ateitų, čia kažkas sakytų, va, ten skęsta žmonės, eina padėkim. Ir mes dabar užsiėmė, paskui ateisim. Žinot, tai sakys, nežinau, čia langus išdaužytų, ar ne?
Jeigu ten jų artimieji skęsta, o mes negalim virvės paduoti, arba visi nubėgti kažkam padėti. Suprantat? Tai taip, tarp kitko. Tai va, matot, jie nežinau, paskui, jeigu jų artimieji ten nuskęstų, tai čia mus su pagaliais uždaužytų, kaip pavyzdys, kad mes suvoktumėm. Tai kai mirusieji prašo iš anapusinio pasaulio ir aš nekreipiu dėmesio, yra tas pats. Jie vienintelis šansas, kad ten nekristi žemesnėsias planetas, yra prisibelsti prie mūsų. Kai jie mato, kad prie mūsų negali prisibelsti, ieško pas ką gali prisibelsti. Todėl mes galim susapnuoti ir savo klasiokus, ten grupiokus, vaikystės draugus, tolimus giminaičius. Tai reiškia, kad mes kažkiek esam švaresni, mes supratingesni, mes jau kažkiek esam apsivalę, mes, galim suprasti, kad čia tikrai yra pagalba. Neišsijuokti, net mesti taip, eisim kažką pasiklausim, patys susimastysim, eisim į bažnyčią pas klebonę, dar kažkokį išminčių, kuris paaiškins, kaip čia yra. Neatstumsim jo, bet suprasim, kad tai realu. Todėl ten po anapusiniam gyvenime ieškai, kam čia pranešti, pas ką kreiptis. Tai yra savotiškas, jau manot, apsėdimas. Ir tas apsėdimas gali tęstis ilgai, reiškia, kol ta siela išsivaduos. Kol išsivaduos, reiškia, kol jinai nepakils į aukštesnę sferą, kol negaus kito kūno įsikūnyti. Jei neramu, jei baugu. Ir jinai beldžiasi, sako, tu ateik padėk. Va kaip yra. Tai toks yra simptomas. Žinosit to dalykus, ne? Ar turit klausimų? Tai ir paskui gal kvailas klausimas. Žodžiu, nieko nedaryti tokiu atveju negalima. Jo negalima. Taip reikia reaguoti, visiškai teisingai. Reikia reaguoti, negalim taip pratylėti, suprantat? Ten blogai, žmogui reikia pagalbos. Ten žmogus, iš tikrųjų, realus. Yra. Tai reikia padėti. Melsis patiems pasimti rožančių. Kiekvieną dieną po vieną rožančių, čiuk, tai mūsų arba sveikala Marija. Arba džepą ten, Hare Krišna, dar kokią mantrą, mes kokią žinom šventą reiškia. Eit pas kleboną mišias užpirkti. Nebijoti, o ten duotų 20 litų, ten 30 ar 40. Čia pinigai nelėmė. Matot. Arba jagę daryti vediniai kultūrai. Jeigu jie su gera tokia perspėjimo ateina, jiems vis tiek reikia pasimelsti už jį, padėkoti kaip po metų. Visiškai teisingai reiškia, irgi reikia pasimelsti, ar su gera, ar su bloga. Matot, net jeigu ateina artimasis su gera žinia, jis irgi dar neišėjęs iš tos sferos. Jis palikęs tam astralį tebėra, jis negavo kito kūno, nepakilo aukščiau, yra va čia šalia, tik už širmų, sakykim. Irgi iš esmės nieko dar gero. Bet jis galbūt, jis sužinojo informaciją, ten laikas kitaip teka, matot, jam galbūt dar gerai, jis gaus geresnį kūną, jis gal renkasi tėvus, pas ką gimti iš jūsų, pas ką ateiti, renkasi laukia, arba jūs gal pradėsit savo vaikutis ateis ten giminaisis, arba mama, arba tėtė, dar kurus įvairiai. Keičiamės vaidmenimis. Kartais mes turim vaikus, galvojam, čia mūsų vaikai. Bet pagal karmos dėsnį dažnai mūsų vaikai, mes vaikam būnam skolingi patys. Vaikai kažką davė pritam gyvenime. Ir mes, jeigu negrąžinam, arba kaimynų kažkam negrąžinam skolą, dabar atėjo iš šito gyvenimo atsiimt skolą. Ir mes jiems mokam, reiškia, prižiūrėdami, mylėdami juos. Įvairiai būnam pagal karmos dėsnį. Tai va, toks dalykas dėl mirusių. Jei sapnuoji pats save, aiškiai matai. Aš skaičiau apie sapnus, pas jūs neskaičiau. Ne. Aha. Tai mes perskaitysim turbūt. Kažkada. Tai kažkada šiais, kitais metais. Tai čia jau sapnų aiškinimas prasideda. Tema bus irgi plati, ta prasme ilga, porą mėnesių gal nagrinėsi, bet paskui jau galėsit mes savo darbus ir aiškinti sapnus. Viską žinosit, ką reiškia. Tai pasisėsit, čiuk. Viskas. Jau užteks darbo visiems. Tai toliau kitas simptomas. Jeigu staiga nei iš jų, nei iš to mano vaikai pradeda skirtis, kokį nuo 2-3 vaikus, nei iš jų, nei iš to skiriasi, pradėjo vienas kažką daryti nesąmonės. O nors visai netoks buvo. Atrodo, kad vaikai iš skirtingų šeimų. Visiškai. Ir kad tėvai sako, nepažįstu, pasikeitė vaikas. Vaikas pasikeitė. Bet dažniausiai būna tėvai kalti, jie neapsaugojo tos savo erdvės ir to vaiko psichika užėmė kitą gyvą būtybę. Ir tam tas vaikas nesupranta, ką jis čia pats daro, ar čia jis, ar ne jis. Jis pats gailisi, o dar tėvai gąsdina, muša tą vaiką, kad jis taip elgiasi. Viskas. Tai dar daugiau energijos suteikiama tai kitai gyvai būtybei, kur yra viduje. O kaip yra. Tai reikia irgi aiškintis, ko čia dabar pradėjo keistis tie vaikai, nei iš jų, nei iš to.
Taigi toks gali būti atvejis apsėdimo. Toliau, jeigu ankstyvam amžiuje pradeda mirti vaikai, vienas, ten antras, ankstyvam mažiukai dar. Tai irgi matau kaip prakeiksmas, kaip dar kažkas reiškia, ateina į mūsų šeimą nelaimė, tai gali būti irgi apsėdimas. Ir štai vienas po kitų negali paaiškinti dėl ko, nei gydytojai, nei man neaišku, tada aš geras, viskas, bet va vaikas vienas numirė, ten antras, trečias. Arba kartais įvyksta persileidimas. Persileidimas irgi gali būti, kad tai padaro kitus gyvos būtybės, kad reiškia negimtų tas kūdikis. Jeigu nei iš šio, nei iš to pradeda mirti naminiai gyvūnai, tai dažniausiai būna kaime, kai pradeda kristi, tai prisakoma, krenta gyvuliai. Ten viršiukas, sakykime, numirė, viršiukas pastipo, ten šuo, gal katė, arba va, tie naminiai gyvūnai. Katė, šuo, jeigu ten yra nei iš šio, nei iš to, nei apsinuodijų, nei ką, taip krenta. Kai kurie žmonės kaime turi ten po 2 šunis, 3 kates, arba vištos. Tai nežiūri, poch, ir vėl poch, taip ir krenta. Tai reikia suvokti, kad tai jau rimta. Jeigu jau krenta naminiai gyvūnai, ne vienas, o keletas, viskas. Mūsų ta erdvė jau yra užteršta ir ji kaip ir apsėsta. Toliau, jeigu aš netikėtai susipykstu su giminaičiu, atvažiavo mama ir mes susikivirčiam, atvažiavo brolis, mes net susimušam, arba nainu svečius, viskas susiginčiu ir nesusipykstu. Ir tokių būna atveju, vakar aš išgirdau vieną ten atveju, ne iš to žmogus užsiplėskė ten skandalas, viskas reiškia. Jis paskui, aišku, gailis darbus, bet sugariauna viską, netikėtai. Aišku, toks žmogus savotiškai apsėstas. Karts nuo karto pasireiškia tokie reiškiniai. Tai gali pasireikšti net šventose vietose. Žmogus gali visko pridaryti. Sakoma, charakterio savybė. Bet tas žmogus gali tokios charakterio savybės neturėti, bet jeigu taip vieną kartą, antrą, net už pusę metų kažkas išlinda, net blaiviam žmogų gali išleisti. Jis paskui gailisi, nesupranta, kad aš tai negalėjau pasielgti, suvokė viską. Tai reiškia, į kitą gyvybę taip būtybė pastumė ir kita nuvažiavus, ta mašina, reiškia, tą skandalą sukėlė. Tai žmogaus kūną gali lysti ir 2 gyvos būtybės, 2 sielos ten gali gyventi, 3, 4, 5. Ir žmogus kaip pamiršta, visai ten gali būti daug. Reiškia. O kartais viena ir kita bando valdyti tą kūną ir žmogus neadekvačiai elgiasi. Mes galvom, kaip čia jisai, čia vakar sakė taip, čia kitaip, dabar čia toks anoks, nuotaikos sviravimas toksai. Tai va, tai reiškia, kad ten į tą kūną sueina kelios sielos ir jos kiekviena nori pasireikšti, pavairuoti su tą mašiną. Toliau kitas simptomas, jeigu aš visiškai praradau tikėjimą į Dievą. Būna taip. Nieko nebetikiu. Pas mane buvo, prieš pusę metų turbūt, viena irgi psichiškai sergantį, reiškia, sūnų, tėvas vežiojo iš vieno rajono. Sūnus kažkada mokėsi, reiškia, net aukštoje mokyklai. Ir sūnus, iš jo jį galima pagydyti, sutvarkyti visą kitą, reiškia. Atvažiuoju su tėvu, sūnus taip sėdi, žinot, tėvas, ha. Tai sakau, tokia energija, kaip 10 sūnų, įsivaizduokit, tėvas toksai galingas, toks ryžtingas, reiškia viską. Iškis permės tą energiją iš esmės iš to sūnaus. Ir sūnus ten sako, arba tėvas, atvežiau, sako, durnių, kad pagydytumėt. Tėvas čia sako, sūnų atvežė, kuriam 30 metų. Va, durnius, ar galėsit jį pagydyti? Manot kaip? Sūnus, tikrai normalus žmogus, nežinau, ten jis pasiliktų metų laiką, reikėtų gal pusę metų. Tikrai būtų normalus, raštingas, galima, bet ką daryti. Nors ten jis girdi balsus, tam visą kitą vartoja vaistus. Sakau, gerai, palikit viską, darysim vaistus, dar kos. Kur tą durnių paliksi, sako, sakau, jis durnas, kaip jūs galite? Ką jisai? Sėdi namuose, kurį paleisi, bet jų ir neišleidžia nieko. Reiškia, einam, ten karvę pagaisim, einam daržą, į mišką dabar. Suprantat kaip? Pats tėvas visą energiją atima. Tai sakau, ar bent
Kur dirba ten mama, mėsos kombinate dirba, matot, jis irgi, viskas tokia baisu, kur smurtas. Sakau, ar tikit į bažnyčią, eikit pasimelskit, dėl sūnaus dar kur nors, vis tiek reiks mirti jums dar kur nors, prisikėlimas, sakau, jau prie krikščionybė, viskas, kaip sako, žinot, paskutinis teismas, parodykit tokį turinį, kuris iš kapinių, sako, parėjo. Nors vienas, sako, kas parėjo iš kapinių, kai užkasė? Man toks primityvizmas, suprantat? Visiška. Demonizmas, jokios net tos jau krikščionybės net nėra, visiškai. Žmogui ten 60 metų. Sako, parodykit, kur dubė atsikas, išlindo ir parėjo. Aišku, taip nebus grubu, suprantat, kaip mes įsivaizduojam taip primityviai. Tai va, tokių visokių būna, matot. Ir sūnus apsėstas, ir tėvas apsėstas. Matot, kaip būna. Baisu, tiesiog, kaip žmogui padėsi. Iš esmės tėvą pirmą reiktų gydyti, paskui sūnų. Nes tėvas visą energiją tą surijo sūnaus ir laiku jį prismaukti, kaip sako, neleidžia pajudėti. Sūnus ten, reiškia, toks kaip ir menininkas, daužė šaukštus, dar kur sakau, išleiskite mokė, pasakykit stalais parduos, arba sakau, duokit, va, aš važiuoju pas paskatus nuvešiu, man net centų nereikia, aš jam grąžinsiu pinigus, kad jis pajaustų tą įkvėpimą, žinot, kad kažkas paima jo daiktą, nes ten meilė įdėta, kas iš durnių ausims? Kas ims, sako, iš jo, kad neims, sako, bet kas paims, tai, matosi, ten normaliai padaryta, gražiai, reiškia, namų darbo, lopetėlis, kastuvėliai, ne, tegu sėda durnius namuose. Suprantat, kaip yra? Na taip, kaip ir likimas sugriautas iš esmės tėvo, nes jam rūpestis ir kas svarbiausia, ateis diena, kai turės tėvas pasens, dar kur nors, sūnus bus suspaustas, jis neišmoko gyventi čia, savarankiškai jis nieko negali, nes jam nieko neleidžia išeiti, dar kur nors, nebe vaistus ten gerti, visą kitą. Problemos. Visiškai. Taip, čia jau baisus apsėdimas, baisi karma šeimos, nes jie kankinasi, kad jis toks yra ir jisai kankinasi. Tai persipinė viskas. Toliau, jeigu aš pasidarau labai gopšas, reikia pajausti, paanalizuoti. Tam neduosiu, niekam neduosiu. Negaliu be to gyventi. Kaip paimti, kaip parnešti namus, viskas. Tiesiog tuo gyvenu. Viskas. Man niekas nerūpi, kokiem priemonėm dar kažkaip svarbiausia partempti namus. Bet kokiom. Su nieko nesidalysiu, niekam neduosiu. Tik kad aš turėčiau. Viskas. Aš apsėstas, reiškia, nes gopšumas irgi viena iš vertinų nuodėmių. Iškia, po gopšumo seka kas ligos įvairios. Vėžys, dar kažkas. Tai va, jeigu toksai tampu, jaučiu, kad man viskas ten užvaldo, aš apsėstas pats. Arba jeigu matau tokį žmogų, kuris viskas, tai nieko nesidalina. Taip. Ar vadumas yra tik tai tada, kai finansiškai pinigų kažkokių reikia ir vis negana, ar tada, kai trūksta dėmesio, ar visą laiką negana dėmesio žmonių? Prasme, kai apskritai negana kažkokį. Manau, čia dažnai pasireiškia egoizmas. Iš esmės, manau, mes visi veikiami anapusinio pasaulio. Kai vis nori, nepatenkintas, nori. Čia irgi nestabilus jų protas, mano energija tokia eina. Bet aš manau, čia nėra to apsėdimų, kad aš jau bendrai, bet to negaliu kažko tai, kai kažką nusitaikau. Protai pas visus neramus, paklauskit, kokiam pilnai pakanka. Kažkam mums visiems kažko trūksta, čiut-čiut, tos laimės. Trūksta čiut-čiut laimės visiems, ne? Ar jau kas esate įsivadavę? Čiut visiems, čia dėl proto nerimo, norim pasitenkinti. Čia pasitenkinimas. Jeigu mums visko pakaktų, mes net neįtumėm paskaitą. Suprantam? Mes sėdėtumėm ten su žančiu kalbėtumėm, arba prie šventųjų paveikslo, gidotumėm kažką, viską, Žmonės sakytų, jis beprotis. Taip būna. Taip, aš be proto, nes aš jau esu transcendencijų, susijungęs su Dievu. O tam pasaulyje aš beprotis. Tikrai, kai sutinkam beprotį, tai nereiškia, kad jis beprotis. Gali būti visiškai pats švenčiausias žmogus. Jis jau išsivadavęs. Tiesiog vaikšto toj darželį, tam kūne, bet jis nebeturi materialių norų. O kol mes turime materialius norus, mes, reiškia, čia ir einam į paskaitą, perkam rūbą, vaikų norim, mašinos, darbo, dėmesio, dar kažko pavalgyti, visko norim, suprantat? Mes dar prisirišim. Esmė to yra čik nukarpyti, neprisirišti. Arba tai panaudoti visai kitaip, kitą sąmonę. Tai ką mums duoda gyvenimas. Toliau,
Jeigu atsiranda noras nužudyti kažką, savo tėvus, pavyzdžiui, kai jie, yra pas žmonės, ne vieną teko, sakykime, susitikti, man, kai žmonės, padaro kažką blogo, keršysiu nužudysiu, niekas nesužinos. Suprantate, kaip noras jau nužudyti. Jeigu tai tokia mintis ateina nužudyti, viskas, aš visiškai apsėstas, įsivaizduojat, kokias mintis mums kiša, reiškia. Padaro žmogus, paskui pats nesupranta, ką padaro, gailisi, bet neprikelsi jau mirusių, suprantate. Tai jeigu tokia mintis ateina, žmogus apsėstas. Jeigu neuždarėjo derlius, turiu žemės sklypą ar daržą, aš pasisūdinu, pas kaimynus už 10 metrų uždėrėjo viskas. Pas Petrą, Joną, Terezę, viskas. O mano, kaip, nežinau, kaip prakeikta. Čia nieko, grūdai ten daržas, arba obelis pas mane nėra, pas visus aplinkui yra už 10 metrų. Pas mane nėra. Mano. Tai mano reiškia, energija visai kažkokia kita paveikta. Irgi jau tos vietos, teritorijos, arba man jau ta karma lėmė, kad tos gyvos kitos būtybės, tos šmirnos taip nusiaubė, kad nieko nebūtų. Toliau, savotiškas, jeigu didėja pas mus lėšos, bet išlaidos irgi didėja. Neturim paimų. Gaunam 1000 litų, bet 1000 išleidžiam. 10 000 gaunam, vis tiek viską išleidžiam. Mano. 100 000, dieną naktį dirbu, vis tiek nieko neturiu. Galvojam, kad čia viskas ramu, viskas gerai. Dėja, nieko negerai. Reikia sustoti. Vis daugiau dirbu, mane pripratina, kad aš daugiau dirbčiau, kad sugadinčiau sveikatą, o vis daugiau ateina pajamų, galima ant lapo rašykimės. Aš jau apie finansus kalbėjau, kad reikia savo išlaidas, tas prasme skaičiuoti. Pajamas ir išlaidas, buhalteriją reikia turėti savo vesti kiekvieną vakarą. Ir žiūriu, pernai gaudavau po mėnesį po 1000, šiemet 2, kitą metą jau 3, 4, bet kaip nieko neturiu. Reiškia, mane pratina, kad aš kuo daugiau dirbčiau, užmirščiau viską. Visko. Užmirščiau dvasingumą, Dievą, dar kažko saviškių rūpintis, žmona ten vaikais, mama, kitais, kuo daugiau dirbčiau, kad prarasčiau sveikatą, keikčiau kažką, pykčiau kažko, būčiau nelaimingas. Nes kai nelaimingas, aš išskirsiu daug neigiamos energijos. Kai man kažkur skaudės, blogai bus, kai susipiksim su žmona, vaikais, kad namuose beveik nebūnu, kad kažkur ten verslą tik darau dieną naktį. Negaliu iš darbo išeiti, yra žmonių, kurie iš darbo neišeina, ne? Atsivalgo batoną, atsikanda, kavos ir viskas, jie ten dieną naktį gyvena, iš esmės viskas. Materialaus pasaulio beprotis. Jis nepakilo, o kaip tik įkrito, už kojų įtraukė tą energiją. Va kaip yra, tai žmogus apsėstas. Jeigu kažkas iš giminaičių susidėjo su blogais žmonėmis, jaučiam, vagės nutempė, kažkokie apgavikai, pradeda kažkas iš giminės labai sukčiauti, viskas. Iškai mūsų tie artimieji pakliuvo į tą energiją, jos nutempė. Tai sakykime, demonai apsėsti žmonės to šviekos. Jau yra pavojus, jau reikia labai skambinti, galvoti, kaip padėti ten tiems artimiesiems. Jau nebe jie jau nieko nebevaldo. Tas pats, jeigu kažką iš mano šeimos patraukė į alkoholį, jeigu šeimoje pradeda gerti vyras, jeigu kažkas iš šeimos pradeda lošti azartinius lošimus, reiškia, arba kažkas pradeda leistis narkotikus, arba kažkuris iš šeimos narių pradeda užsiimti tam prostituciją, arba atvirkščiai, reiškia, pats eina ieškoti moterų kiekvieną dieną. Viskas. Tas žmogus apsėstas. Tokia asmenybė labai, patys žinote, labai sunku ištraukti iš to liūno. Į visą surakina. Surakina ir psichiškai, ir fiziškai. Jeigu žmogus geria, žinot, daug metų geria, paskui jis nebegali gerti, jam visur skauda. Jis negali vykti, bet to, kaip jie vadina ten pachmėlą, kaip ten, bet būti jam galvas skauda, jis išgeria jam vaistai, tai o, jau geriau. Kitas azartiniai lošimai, jis negali nelošti. Jis nemiegos naktį, jam vartalius į lovą vartysis, jam visur nežies. Jis dus, kad neįdienojas kažką palošti. Aš nekalbu apie narkotikus. Žmogus, kuris apsėstas ir vartoja narkotikus, jam nieko švento nebelieka, jis viską iš namų išneš, jis viską. Ateis čia jūsų šlepetės mašinas arba mano užlitą išneš. Viską, ką tik galima. Nežinau. Popieriaus tuščią lapą jis paims. Iš kavinių, žinote, ten šaukštelius, peleninės surenka, ne?
gėlės paima neša vagės, nu bet ką, kad tik gauti tą litą dar kur nors, reiškia išprotėjęs žmogus visiškai, va taip, nes jam reikia susileisti tą dozę, toks apsėdimas. Tai čia, kas liečia tokio tipo apsėdimą. Toliau, jeigu man nustoja patikti šventraščiai, man melsdavausi ir dabar viskas nebetraukė. Nei Biblija, nei ten, sakykime, maldaknygė ar Vedos, viskas, negaliu net pažiūrėti, pykina tiesiog. Pykina, viskas blogai. Vienam rajone irgi skaičiau paskaitą ir atėjo dėdukas. Klausėsi apie mirtį. Nu, kiek jam galvoja, 75 metai. Ir paskui sako, ai, nesąmonė! Sakau, kodėl jis sako, nesąmonė? Gerai, nesąmonė, sakau, aš sutinku, jeigu čia jums buvo nesąmonė, tai jums būna nesąmonė. Sakau, ko pagrindžiate? O, aš savo, sako, močiutę pagrindžiu. O, sakau, tai, o kas nutiko? O, jinai visą amžių, sako, meldės, ėjo bažnyčią, o paskui 70 metų, kai esu kako, ir 80, sako, jinai sunkiai susirgo. Tai ką, Dievas sako, toks jau čia geras, matai, jinai paėmė, sako, ta man tokia metė grindų, sako, numetė į kampą, pasakė, išmės sudegint, sako, ir viskas, į Dievą nebetikėjo. Ir aš, sako, tas netikiu. Man kaip žmogus, jis galvoja, kad Dievas turėtų kaip nesargdinti tą močiutę, va taip pat gerai kažkaip, reiškia, jinai dar, nežinau, 2000 metų gyventų. Va, nežinau, kaip jis galvoja, turėtų jinai nemirti, matot. O močiutė irgi, tai visiškai apsėdo, visas gyvenimas beprasmis, ne tik, kad beprasmis, bet jinai važiuoja dar į apačią, matot. Minti šventus daiktus, tai reiškia prakeikti Dievą, tai jau čia nežinau kas, aukščiau visko. Žmogaus negali prakeikti, o pati aukščiau. Atrodo, jau tų laikų, kaip sakant, gimęs prieškurioj dar Lietuvoje, ten turėtų būti įskiepęs tas krikščioniškas tikėjimas, bet nežinau, kas bažnyčia, kažkaip, nu, šiuo apie kažką naujo suvokimo nekalbu, matot, bet jis visiškai to nepriima. Ir jis va taip, visiškai, matot, kokia tragedija, kai tą supranti, kiek siela polosi, kur jam reiks kentėti, kur būti sveikų proto nepagrindžiama. Jeigu man nesinori prisiminti protėvių ir kalbėti apie juos. Nesinori. Mane nervina. Ai, nėra čia mano protėvių. Ai, čia nesąmonė, iš vis jokių protėvių nieko nėra, viskas reiškia, nenori, iš tos močiutės nieko nenori, ten mamos nenori. Man nesvarbu, viskas nesvarbu. Nieko nesvarbu. Gerai, jeigu žmogus, tai aiškiai suvokia, supranta, ta prasme, pagrindžia žiniomis, kad, nu, aš suprantu, kad yra reinkarnacija, aš dabar močiutė, aš ten vaikas, viskas, manau, čia yra išmintis. Bet jeigu jis iš vis nenori apie savo giminės kalbėti, jam neįdomu, jam ten nesvojai, viskas. Seneliai blogi, ten mama bloga, visi, aš jų nenoriu, visiškai. Net prisiminti, ant kapo, nei dar kur nors, viskas, tragedija, žmogus apsėstas. Kita situacija, arba simptomas. Kai žmona su vyru valgio metu pykstasi, nėra didesnio džiaugsmo, šmėklom, jeigu žmona su vyru valgio metu pykstasi. Išskiriama reiškia daugybė energijos. Valgio metu reiškia yra labai paprasta pakliūti vidų tą žmogų užvaldyti energiją. Nes ką valgio metu galvoji, ko užsiimi, tokia energija traukia vidų, tu toks patampi. Tai yra pats blogiausias dalykas, jeigu valgio metu šeima pykstasi. Viskas, reiškia. Ta šeima visiškai valdo, reiškia, demonai. Visiškai, reiškia, kitos gyvos būtybės. Tai jeigu pastebėjom, kad kyla pyktis valgio metu, tai viską susičiaupkim, persižegnokim, ten mantrą sukalbėkim, net nediskutuokim, sakykim, valgio metu iš vis žmogus turėtų valgyti, ką valgo. Valgyti, ką valgo. Ką tai reiškia? Net, reiškia, protas dar skaitomas neramus ir žmogus pamišęs, jeigu aš pasidedu 3 patiekalus, tarkim, gėrimas, sriuba čia, truškinys ir kokius salotus ir aš galvoju, dabar gersiu, čia valgysiu, skanu, oi, čia galvoju, ką čia valgysiu, kaip ten bus. Man tu kaip valgo. Ir čia tuoj bus, čia gal skaniau bus, gal tam iški, matėt, kaip valgo, ten viskas, matot.
Reiškia, protas ant tiek pamišęs dar, visiškai valdomas. Sakoma, kiekvienas kąsnis yra Dievas. Maistas yra kaip prastadas, kaip šventas. Jeigu geriau, tai reiškia, turiu pajausti skonį, ką geriau. Tai meditacija yra, va, į ką reikia. Geriau taip jaučiu, ką geriau. Atėjus sriuba, valgau sriubą kiekvieną tą šaukštelį, žiūriu, ką valgau, kaip tai skanu, reiškia, tą pajaučiu. Kiekvieną šaukštą ir negalvoju, ką aš ten valgysiu dar. Jeigu aš ten galvoju, ką valgysiu ten, aš nežinau, ką valgau čia. Nesutelkta mintis, tai reiškia, nėra koncentracijos. Jeigu ten galvoju, akis man plaksto, protas neramus, va taip aš jau akimis surijau tą maistą. Tai va imu šaukštelį, skanu sriubą. Pabaigus sriubą, antras suvalgau, kiekvieną kąsnį imdamas. O čia yra meditacija, čia yra joga, čia yra švaru, čia yra sveikata. Jeigu aš negalvoju apie kitą, ką valgysiu, aš esu sveikas žmogus. Valgau, ką valgau, va tas yra skanu. Todėl žmonės tiek išprotėja, kad suvalgo viską, žiūrėkit, paskui skauda, blogai, suserga, pykina, užsikrečia visokiamis ligomis, ten kirmelių privalgo, visko, ką tik nori. Ar ne? Ką tik nori, nes jie nežino ką, jie nejaučia kvapo. Bet koks gyvuliai sako, prieš ateidamas ėsti, ne? Gyvuliais atrodo, proto neturi. Jis ką daro? Jo, pauosto manėt, ar šuo, ar kad jie niekada nevalgys senų maisto. Niekada. Nevalgys visiškai. Karvė nei kišerklių, kur nešvarų, reiškia ten, ar pašaras, ar kas supelės. Jie neės visiškai. Gali nori kišti, ne. Jie jaučia, kokia energija išeina. O žmogus, viskas blogai, nerim, taip, kad jis jau sako, pakelkit nuo stalo. Arba einu jau ten bėgo iškart į tualetą nuo stalo, kartais man valgo kiti. Valgo ir bėga į tualetą iškart, jau ten pilna. Arba eina po to, nežinau, ten po krūmų kažkur, viskas ten pykina. Tai nėra baisesnio gyvulio kaip žmogus. Toliau, sakoma, jeigu neklesti prekybą net, jeigu darau verslą, arba kad ir smulku, nesvarbu, kokiam kioskelį, aš ten kažką pardavinėju, neina ir neina. Aš manau, kaip užkerėtas, kaip prakeiktas, kad mane veikia tokios energijos, kad man niekas nesiseka. Tai nėra šiaip savo, kai mes galvosim, ai čia kažkas tai. Jeigu čia, ai kažkas tai nėra. Čia yra labai konkretu. Mane valdo tos energijos, kad aš nieko čia negaunu, nieko negaliu parduoti arba nupirkti. Jeigu, sakoma, tėvas pradėjo savo sūnų laikyti priešu, arba sūnus laiko tėvą priešu, viskas, apsėsta. Pas mane atvažiavo irgi viena šeima, tėvas, žmona, sūnų atsivežė ir moteris sako, va, išgyvenom 25 metus, jie už 50, turim sūnų, bet sako, sūnų visiškai nesiseka. Kaip? Reiškia, seneliai atidavė jam ūkį, jis jaunas 20 metų, gal, jis sako, ten dieną naktį dirba, ten 2 traktoriai, kombainais, ten, žinot, sodina javus, bando kažką prikulti, iškulti, viską sako, bet va, tėvas jį laiko priešu. Tėvas, taip, jis man didžiausias priešas. Sako, tai kaip dabar, jūsų sūnus priešas? O kodėl manęs neatsiklausė? Kodėl išėjau kaimą? Nes tai gyvena. Nu, tai sakau, gal jam gerai, nu, ten, ką? Ne, jam ir nesiseks. Jam niekada nesiseks. Man kaip prakeiksmas, kaip dar kažkas nesiseks. Nenori. Kad sūnus ir pradedi aiškinti situaciją. Reiškia, pasirodo, nu, kaip tėvas toks irgi despotas, reiškia, vieną sūnų namuose spaudžia, tas didesnį, ir kitas spaudžia, didesnį biškį paraugo. Ir nubėgo pas senelius gyveno, seneliai užrašė tą žemę ir jis pradeda vykdyti tą veiklą. O tėvui tai nepatiko, praktiškai prakeiksmas ir tas sūnus, mano sūnus savo 4 metus ten dieną naktį dirba. Niekas neina, visiškai. Man tokios energijos. Tai aš tam tėvui sakau, atleiskit sūnui. Ne, tėvui jisai manęs atsiprašo. Labai grįžtai, meilės nėra, matot, mes auginam vaikus, taigi tiek stengiamės, tiek jos mylim, paskui atsiranda didžiausi priešai. Moteriai sako, atvežkit sūnų. Kai išvažiavom. Tažiūrėkite kartu su sūnum. Tai kaip sakau, čia kaip jums eina? Ai, ką čia eis, sako. Dodosi po dumblus. Sakau, tai kaip santykiai su tėvu? Ai, durnas tėvas. Nenoriu jo matyti. Manot, kodėl?
Tas taip ir tas anaip. Su kurimi nesiseks, jūs negavot tėvo palaiminimo. Tėvas nepritarė jums, o tėvas yra kaip Dievas, taip dėja yra. Kur jums nepasakys, kol nepadės, energijos nesuteiks, nepatars, jūs neteklausot patarimų. Suprantat, jaunas žmogus, jeigu mes tai gyveni, išeini į kaimą, nu ką tu ten sutvarkys, nežinai, niekada sėdė pjaut, traktoriai dar kur nors, viskas, nu ir kažką žinai. Sakau, eikit pas tėvą, melskitės už tėvą, atsiprašykit. O tėvo ten bus gimtadienis, sakau, tai žmonai, suruoškit vakarienę, reiškia, pakvieskit sūnų, nu kad jie negali, sako, vienas prieš šitą žiūrėti. Sakau, pamačiukit vyrą, pasakykit, kad sūnus atvažiuos, tegu sūnus atveža kažkokią dovanėlę tėvui, jums. Nu, nors jūs suburkit dėka to gimtadienio, sakau, nu, susigeruokit, sūnus, sakau, eikit melstis, nu, prieikit prie tėvo dar kažkur, neisiu. Tu sakau, tai jums ir nesiseks, nu, kai peržygit tą ribą, savo egoizmas, nu, kai jūs ten, kas ten bus. Nu, paskui išėjo prikalbėti, paskui gal už 2 mėnesių moteris atvažiuoja. Ale, sako, žinau tikrai, sako, taip kalbu. Ale, sūnus atvažiavo, tėvas taip žiūrėjo, sako, piktai, bet sūnus priejo, atsiprašau, tėvelį, tėvus. Sako, tikrai padėjo, bet sūnus vėl pyksta ir tėvas vėl paskui pagyveno kartu ir vėl pyksta. Sako, dar tegu atvažiuoja, nu, dar tegu prie tėvo prieina. Tėvo ego didžiulį, žinot, kada aš čia padėjau sūnui, patariau, o tai va. O sūnus nori irgi, aš pats. Matot, vienas toks, kitas toks, ego didžiuliai. Tokie kaip dvasių nereikia, matot, vienas kitą šaudo energetiškai. Va kaip yra. Tai jeigu nemeilė sūnui, viskas tėvą apsėdo, reiškia, tos dvasios, taip yra. Toliau. Jeigu pas kažkurį šeimos narį dingsta interesas grįžti namo, vakare. Žiūrėkit, mes iš šeimų dažniausiai yra vaikai, tėvai, žmona. Ir visi natūraliai namo tik norisi pareiti, greičiau pavalgyti, pabūti, ar ne? Ir jeigu vyras ten negrįžinėja, jis sako, man čia, nu negerai, nesmagu, čia kažkas dūstų, smirdi čia kažkas, kas čia yra? Taip kartais, kai žmonas klausia, kodėl tu nepareini? Tai reiškia, jau kažkas yra, kažkokia energetika, reikia galvoti, kas čia, kojų nesiplaunu, pati nesiplaunu, kas čia apsėdo tos namus, jeigu žmogų netraukia namo. Šiaip pasibaigė, turėtų kaip namuose būti, žmonas sėdi ten valgyti tau, o vyras ten be 5-6 valandą pasibaigė darbas ir žiūrė be 5, jis jau turi susidėti greičiau, ir turi atsistoti ir tik šikt vartai atsidaro darbai, tekinas namus, tekinas parbėga į duris, įleis, ant kaklo arba kelias žmonos parėjau namo, viskas, ką tau padėti, viskas, ojei, taip va. O jeigu vyras, nevažiuosiu dar, tam bedarnabiai klausia, kodėl nevažiuoji. Ai, ten su tais, tik tavo namai. Ai, tenais, dusina mane, ta boba, vaikai nemano, ten viskas, neisiu. Blogai, reiškia, o energetika, ir matot, pasklidusi šeimoje, viskas tikrai dusina. Jis taip supranta, jam trūksta oro. Taip dažnai vaikai nenori eiti namus. Ko neiti namus? Jie žino, kad irgi tokie bus, jūs prismauks, ten šauks mama, tėtė, reiškia, iš mėklos veikia taip. Nes džiaugiasi, vaikas bijo, iš baimės išeina energija. Mama pyksta, iš jos išeina energija, matot kiek? Tėvas, jeigu dar diržą pasiima, iš jo išeina energija. Iš kiekvieno ištraukia, jis sėdi tą šmėklą, pavalgiau. Nu, da pasipykit. Ir vėl mes džiu, 2 kartus pavalgiau. Nu, palauksiu, paskui iš pusvalandžio dar pavalgysiu. Taip yra. Peitinasi neigiama energija, konfliktai. Kuo labiau vienas kitą matot jėdam, to geriau jiems. Čia yra jėgų darbas, tai neturi to būti. Tai jeigu taip mes prakeikiam, reiškia, kas yra aukščiau tėvą, mamą, arba jie mus šaukia muša, irgi blogai. Toliau, jeigu vaikai pradeda nebeklausyti tėvų, visiškai sako, nebeklausyti. Čia ne vienas žmogus, jau čia, kur buvo atėję konsultacijas, nuoširdžiai sakau, vaikai arba šeimoje vyro apsėsta. Viena mama čia buvo atėjusi. Žinau, gal čia yra. Dukra sako, šoksiu per balkoną, jeigu tam mane nupirksi, Adidas ten kelnaitės arba ten dar kažką įsivaizduoju, mama, palauk, va jau šoksiu, supratai, eik pirk. Gerai, ryte, savo kelkis į mokyklą, dukrelė,
uždaryk duris, nes šoksiu per langą. Suprantat kaip? Viskas, aš suvokėtas, vaikas apsėstas. Mama šventa, nu kaip jinai viską atiduoda dėl to vaiko, jai baugu, jinai dirba, aukoja, save eina taip. Manau, kaip kas su vaikais. Tokių ne vieną turiu pacientų. Vakas yra baisiausia. Kaip, man ko gąsdina. Gąsdina savo gyvybę. Ir kas bus? Kita gyvenimo, reiškia, tas žmogus gąsdina. Viskas bus epilepsija, ko gero, bus nelaimingi atsitikimai, nes aš atiduodu gyvybę, rizikuoju už nieką, reiškia, aš žudysiuosi, kad tu man išpildytum norą. Norą dėl mano ego, kad aš pasitenkinčiau. Arba kad tu man nereikalautum nieko, kas priklauso pagal pareigas. Kad eičiau mokyklą, kad mokyčiausi, kad valgyčiau, čia manęs nelįst, aš nepriklausomų, toks egoizmas. Viskas. Nes jaunas žmogus jau apsėstas. Jau šiam gyvenime bus blogai. Aš negalvoju apie kitą. Va kaip yra. Jeigu taip atsitinka, nu nežinau, reikia užlipti vadus skambinti, jeigu plyčia šeimoje. Blogai. Tai va, čia yra tik dalis požymių, dalis. Apie šmėklas galima kalbėti, kaip apsėda tos mūsų žmonės daugybę. Daugybę kartų, atvejų, visko. Man tenka kasdien matyti arba išgirsti pasakojimus, kaip ateina, kaip būna, reiktų tik pamatyti. Viena močiutė, tarkim, yra žmonės, kurie kaip numiršta, išeina, jie kartais net susitarė, kaip šeimoje. Močiutė sako, dėduk, sako, kai išeisi, palauk manęs. Tas, gerai, palauksiu. Tu dabar simink, kaip esi. Ir jie neišeina toli. Jie laukia. Aš turiu močiutę, kuri sako, manęs dėdukas jau laukia 7 metus. Tai pareiškia. Sako, čia nesakykit, čia mano dukra yra. Nu, ten su dukra tai paskaita. Sako, kurie sakys, kad aš durna. Sako, jūs kadangi suprantat, kad aš nedurna. Sakau, taip, aš suprantu, kad jūs nedurna. Iš tikrųjų, jinai nedurna. O vaikui, dukrai pasakysi, dukrai 40 metų, sakys tikrai, mamai, durna, vaistų reikia. Nu, arba mama jau ten viskas, paskutinioji. Sakau, kaip jūs su to savo dėduku bendraujat, kaip čia viskas vyksta. O, sako, vaikelė, kaip aš bendrauju, sako, jis viską man pasako. Ką sako, pasako? Paprastai. Vieną kartą einu, sako, plauti rūbus į vonę. Ir jisai sako, jo nėra, jis miręs jau 7 metų. Sako, tu močia dabar pasidėk telefoną virtuvėje. Sako, nesinešk į šitą, reiškia, vonę. Nes sako, tu į vonę, kai įsineši, sušlapinsi, dukra, sako, tavo vakar neprisiskambins, jinai, sako, persigans, galvos, kad tau atsitiko, tu sena, jinai, sako, atvažiuos iš kito miesto, tas miestas, 150 km, atvažiuos pas tave, sako, kokį kelią, sugaiš viską, jinai bijos dėl tave, sako, tu paskui vėl pergyvensi, sako, geriau pasidėk telefoną. Oi, tu, sako, senė, jinai taip ir sako, kad tu čia nusišneki, sako, kiek plaunų drabužius, neišmečiau, nei dakurno, sako, aš ten nieko nedarysiu. Aš sako, va, į halatą čia įsidėsiu viskas. Ir sako, aš į halatą įsidėdu, ateinu į vonę, ten rūbus išėmu džiaut, sako, galvoju, prileisiu vandens į vonę. Jeigu tą, reiškia, vandenį, vanduo pribėga į vonę, aš čia galvoju, kažką susitvarkysiu, sako, kažkaip, jau, sako, kaip pasivydau, ir ten nugalos į tą vonę. Ir padirau, sako. Aišku, sako, telefonas automatiškai sušlapo. Išlipu, bum, neįsijungia, sako. Ojei, taigi tikrai dukra dabar neprisiskambins. Aišku, jinai atvažiuos. Aišku, jinai nervosis. Aš irgi pergyvensiu. Kodėl aš neklausiu vyro? Ir sako, sėdžiu, atkuria duris, bum, mama. Ateinu dukra, mama, kas atsitiko? Nu kaip kas atsitiko? Tai sako, tau negalėjom priskambinti. Vyras liepė važiuoti, aš atvažiavau. Sako, viską, kaip sakė dėdukas. Ojei. Sako toliau, galvoju, nueisiu čia jau kitą kartą. Nueisiu į bankomatą, išsimsiu pinigų, sako. Išsimsiu pinigų. Ir dėdukas sako, moč nereik, sako, į bankomatą, jis nedirba, sako, sugriuvo, nedirba. Sako, ką tu seni durnas šitai? Ir vieną dieną, sako, einu į ten, pro šalį, visą laiką dirba. Žinau, kad dirbs, nu kaip, visą gyvenimą kartu gėjom, kaip jis ten jau nedirb bankomatas. Nu, čia jis negali nedirbti, žmonėsgi pinigų neatsiims, ta prasme, skūsis dar kur nors. Sako, ateinu, sako, taip sunku užlipti, ar 2-3 aukštas pastate, ne pirmam aukšte, ten rajone. Užlipu, sako, ateinu prie to bankomato prašyta, bankomatas nedirba. Oi, sako, tokį kelią jau, 10 kilometrų, vėl pareiti, bankomatas nedirba. Va taip,
Tai moteris šnekasi su savo dėduku, kuris laukia. Kuris laukia jos, kad jinai baigs jau savo tas dienas ir ateis pas jį. Manot, neišeidinėja iš tos erdvės. Tai savotiškai jau taip laikyti, manot, čia geroji dvasia, automatiškai ten kaip, netenkam kūnų, niekas nevadina, ten žmogus, ar ne? Sako dvasia, šmėkla, dar kažkas, tai manot, jau žmogum nevadina. Nors ten yra ta pati siela, subtilus kūnas, žmogus kaip ir gyvas, jisgi negali, neturi to grubaus kūno mechanizmo, kad pasakytų kažką, au. Jisai sako mintimis. Tai užtat mes dažnai gaunam visokių minčių, mums dažnai čia galvojasi viskas, lenda, kad mes nenorim kažką galvoti, ar ne, sutinkat? O mums lenda, ten padaryk, išgerk, sako, nenoriu, tą ranką spaudžiu, negersiu, neišgerk, vėl spaudžiu, kažkaip biški. Matai, tik biški, tau nekansiu, jo, biški, padedu, ne, daugiau negersiu, kas nors ten išgerk, biški dar, ir viskas, žmogus atsipalaiduoja, taip geria. Tai visada šmėklos tos blogosios, buvę tie gyvi žmonės, jiems reikia energijos, jiems reikia mūsų kūno, reikia užvaldyti mūsų mintis, kad jie tenkintųsi. Vieni nori, kad mums tik būtų blogai, jiems užtenka to, kad jie džiaugiasi, ką mes darome blogai, trina rankas. Ir šio žemėgi daugybė žino žmonių, jeigu kažkam ten atsitiko, jis sako, oi gerai. Aš jau kalbėjau apie vaikus ateinančius ir sakiau, kad ateina iš žemesniųjų pasaulio gyvos būtybės ir tampa mūsų ar kitų vaikais, galima atskirti, iš kokios planetos atėjo žmonės, ar iš aukščiausių, iš vidurinių, ar iš žemesniųjų. Jeigu kažkas iš jūsų pažįstam, tai rankas ir sako, gerai, kad jie bušaisi, oi, tokį kailį. Arba ten, gerai, kad pavogė, gerai, kad sumušė, gerai, kad dar kažkas, viskas. Tai yra demoniškos natūros, tai nežmogiška, nes nėra jokios užuojautos, jokios meilės, viskas. Čia žmonės degraduoja. Tai dažnai mums neišeina sustabdyti savo minčių, kažkas knibžda, kažką verčia daryti, ko nenorėtumėm. Tai vyksta savotiška ataka, psichinė ataka. Nes taip mūsų kūno, tai paprastai nepaimsi, yra gynyba kažkokia. Bet mes patys pažeidžiam tą gynybą. Kada pažeidžiam? Kai geriam alkoholį, viskas. Praktiškai žmogus išgeręs, jis nusiima tą skafandrą ir tada jis užpuola dvasios. Ir žmogus pridaro visokių nesąmonių, susimuša, pats susižaidžia. Kažką nužudo, kažką sumuša kitą. Važiuoja girtas, kažkur avariją padaro, matot. Ateina, girtas dažniausiai žudosi. Tokios mintis ateina. Viską pridaro, girti išprievartauja. Žiūrėk, tiek žmogus išgėrė, ką jis daro vyras? Nori moters. Ir nesvarbu kiek metų, kad ir 100. Ir lėma ten per langą kokiam kaime, pas močiutę kokius ten 15 metų ar 20 jaunuolis, pas 90 metų, jam atrodo, kad ten gražuolė. Pilną laiką širašo, išprievartauja kažką. Manot, kaip viskas, protas pasimaišė. Paskui, aišku, kaip bus teismas įdės, jisai tikrai kaip nekaltas, kaip jis pradarė tą užduotį, atėjo kitos gyvos būtybės ir jį paveikė, arba kita ten nuėjo, arba jisai nuėjo. Jis padarė tai, ką norėjo ta kita gyva būtybė, pasitenkino. Tai mes turim saugoti savo psichiką. Negerti niekada alkoholio. Vienas, reiškia, lašelis, o to alkoholio spiritų, ar tai alus būtų, ar tai sidras, ar tai šampanas, ar tai koks likeris, kas ten dar yra, degtinė kokia, konjakas, brendis, nežinau, žinoma pavadinimo, čia jūs geriau žinot, iš pasakojimų, arba iš knygų. Tai reiškia, nors vienas tas lašelis praveria kažkokią tai akutę mūsų psichikos, suprantat, padaro kanalą. Energetiniam, reiškia, energetiniam tam mūsų lauke, arba toje auroje atsiranda skylutė, kad čia ateitų jau kita gyva būtybė, arba mintis ateitų kitų ir viskas. Aš jau pramuštas. Tik aišku, vėl nuo mūsų karmos priklauso, vieni atsilaiko ilgiau, kiti daug gali gerti, daug metų. Kitas greitai degraduoja, žiūrėkit, moteris, kad jis greitai. Greitai. Aš turėjau gal prieš 10-15 metų vieną pažįstamą, kur irgi laikiau, ten, reiškia, prižiūrėjau, po 30 metų jinai negalėjo kiekvieną dieną nebūti neišgerusi. Grįždavo, sakykim, nors buvo aukštai, baigusi kažkada konservatoriją dar nors, jinai ryte maldaudavo, sakydavo man, kad kaip nors atleiskit, padėkit, aš negaliu tokia būti, bet ir tai išleidė, jinai išėmė kažkokią, reiškia, grįžta kiekvieną vakarą visiškai girta, kelnes šlapios prisidaro, savo, į lovą, jeigu atsigulė prisidaro, viskas, reiškia, tiek žmogus degraduoja, viskas pasileidžia.
Ir žiūri, pareina ten autobusas, pavažiuoja, patvariais, taip įsikibusi paneina. Reiškia, o taip. Nebegerai ten porą dienų, viskas susitvarko, viskas rimta, muzika, reiškia. Pradeda gerti, viskas nukrenta. Ir negali savęs nugalėti. Tai va, čia baisiausias likimas, reiškia, tokių žmonių. Jeigu rūkome, vėl mes priklausome. Mes negalvokim, matau, dabar rūkimas tapo, tarp kitko nieko baisaus, kaip mada, kaip aksesuaras. Cigaretė, šitokia, pypkė, vieni pypkė, cigaretė. Ir nežinau, kokį žinduką tenais, kad dūmas eitų. Iš esmės tas pats. Vėl jau skylė. Rūkimas irgi priklausomybė. Neina gimesti. Vat pas mane ateina, nežinau, ir į savaitę po vieną žmogus sako, padėkit mes nuo rūkimų. Šiandien mergaitė viena buvo. Jinai jau net užsikodavo. Reiškia, aš jos nuo nerūkimų negydžiau. Aš kitas, psichinės problemas ten sprendžiu. Bet mama nuvežė ją, net jai yra, reiškia, lazerio operacijos kažkokios dabar ten kažkur jausiai, kažkur dirgina, žinot, gal, reiškia, technologijos tipo pasiekė. Ir ją užkodavo, kad jinai nerūkytų. Taip norėjo mesti. Ir taip jinai džiaugiasi, čia važinėjo pas mane, kas savaitę atvežu vaistų. Ir sako, Nata, aš jau 2 mėnesius neišrūkiau, taip jinai sakydavo. Reiškia, 2 mėnesius. Šiandien atėjo, sako, aš 2 savaitės rūkiau. Gėriau, naktį važinėjau, daviausi, nes mamos namie nemavo. Mama buvo išvažiavusi ilsėtis, reiškia viskas. Pati baisiai, sako, aš jau vėl rūkau. Suprant, kaip ten kodavo jie viskas, reiškia. Dabar vaikščiai, jie kompaktūrą daro, sako, gal geriau, gal aš galėsiu kitką atsisakyti. Suprant, kaip, matot, visiškai nevaldo, nors 17 metų. Va kaip yra. Ten, baisiausios problemos, nors šeima, ten didelį viskas turi, viskas yra paduota, viską turi žmonės. Suprantat, kaip yra. Tai nors tiek užtenka, reiškia, pradedu rūkyti, aš noriu gerti, pradedu gerti, aš noriu kitos lyties, eina visiškai degradacija. Viskas. O tai labai subtilu. Aš nekalbu ten apie azartinius lošimus, žmonės nueina, kas šitą ruletę gimtadienio progą kažkas padovanoja. Ten pastumdysim, reiškia, su automatais pažaisim. Bet tai yra vilionė. Ir žmogus prasmenga. Turiu irgi pacientų, tai pažįstam. Iš namų neša viską. Žmogus kelnaitės išneša. Viską. Aha, kelnaitės, gal gausiu. Neša kažkur parduoda. Nesvarbu, ką litą gaus. Nors žmona mokėjo ten 30. Nors litą. Bet ką išneš? Jis negali nelošti. Įsivaizduoju. Viskas, jis dreba, jis numirs, jis drasko. Va tokie priepuoliai užima, jis neužmigs. Jis gal išlošiu. Gal tu ten išloši. Nieko neišloši. Savo sielą praloši. Tai va reikia labai saugoti save. Kokį klausimų turi? O tai ką daryti, jeigu jau apsėdo žmogų? Jeigu žiūrėti, kada apsėdo, arba žinai, kada neapsėdo? Apie tai mes ir kalbėsim sekantį kartą. Pirmas dalykas, aišku, tai yra malda. Malda, atgaila, valyti save ir melstis už kitą žmogų. Pasakosiu, kaip melstis. Reikia už kitą žmogų melstis, jeigu jaučiam, kad mūsų mamai blogai, jeigu jaučiam ant kažkokio pykstam, arba kad jaučiam, jeigu kažkoks žmogus ant mūsų pyksta, jeigu žmogus kažkoks ant mūsų pyksta, reikia už tą žmogų melstis, įsivaizduoji, ne už save, o už tą žmogų. Jam siųsti maldą, kad tam žmogui būtų gerai, kad jis nepyktų ant manęs. O ne taip, ant mane neleisk. Viešpatie, duok man jėgų šitai, duok man, bet reikia už jį, už tą žmogų melstis, atvirkščiai. Kokiu dar turi klausimą? O kaip ir su veidrodžiais namie, ypač miegamajam? Miegamajam neturėtų būti veidrodžių, vienareikšmiškai. Nes matot, kaip ten bebūtų, jeigu namai labai švarus, aš paaiškinsiu, paskui išaiškinsiu, kaip turi namai būti labai švarus, ta prasme švarus, jau labai ten nereikia, švarus tiesiog. Jeigu mūsų namai nešvarus energetiškai, tai namuose dažniausiai miegamajame yra šmėklų pasivaikščiojimo vieta. Tai reiškia 15-20 cm nuo sienos jos kiekvieną dieną su karatus vaikšto, kaip parkelis, mūsų miegamajame. Ir jeigu mūsų lova pristumta prie sienos, tai jos eina, aha, taigi perlipti, hop, ir mūsų perskina, ir taip vėl eina, ateina vėl, hop. Suprantat?
Tai miegamasis tokia ypatinga vieta, o jeigu laikome veidrodį, veidrodis yra vartai į anapusinį pasaulį. Dėl to, kai miršta reiškia kažkoks žmogus, žinot, dangstomi veidrodžiai, kad neteitų kitos dar šmėklos ir jam, kad čia nebūtų vartai daugiau, reiškia, jis užmirštų tą kelią ateimo. Tai veidrodžių neturėtų būti. Mes patys galime pasiklysti, reiškia, veidrodžiai visur naudojami magijoje, burtuose, žinote. Veidrodį galite pamatyti savo jaunikį arba savo išrinktą, žinot? Nežinot. Galime pamatyti savo likimą, savo vaikus, viskas yra veidrodį. Reikia žinot, kaip pažiūrėti. Kaip? Kaip? Nu, praeikit va prie veidrodžių, pažiūrėkit. Kiekvieną dieną žiūrėti veidrodį. Nu, tai čia jau viskas, ką Dievas duos, tą priimkit, kam ten žiūrėti. Ateis laikas, ateis labas, aš tai ir viskas čia ir bus veidrodžiai. Tai, čia tarp kitko, tai veidrodžių miegamajame neturėtų būti. Vienareikšmiškai. Kaip ir miegamajame neturėtų būti, reiškia, visokių iškamšų. Iškamšų, tai reiškia, kiti, žinot, lydegą pagauna iš žodyną, tai prie sienos pasipalieka, kiti elnius ten, briedžius, ragus, dar kažką, kiti paukščius ten, visokios, kiti pasitys šernų kokią galvą, arba čia, sakykime, karvės sodą, kaip kilimo, šernų kailius prisitėsi, matėt, taip yra, ne? Tai viskas, tai yra griaučiai, tai yra lavonai kitų gyvų būtybių, parvilkti, tai ar čia gera? Bet ragai tai būna surantijos, briedžiai tai metą ratą rangus. Nu, vis tiek, manot, kam tos energetikos gyvulio. Nu, mums estetiškai čia gražu, ragas. Nu, taip nežinau, tas karvės kanovo varsinešim dar kažkas, nu, negerai. Suvokit, nu, čia yra kaip kūno dalis. Atlieka, tas, nu, reiktų nagus kaupti, nes kažkas gal surenka mūsų nagus, sako, o, irgi metą. Taip, reiškia plaukai, nagai yra atliekos kūno, sakoma. Ir jie nemėtomi, nu, ir jų nereikia rinkti. Net ir savo plaukušius, kai čia paskaitoje negalima mėtyti niekur. Į vandenį ten dar kažkur reiktų surinkti savo plaukus, sudeginti. Tai neliktų. Nes tai yra energetinė informacija. Ragus parvilkom, neaišku, kas ateis žiūrėtis į tos ragus. Nu, nereikia. O čia viskas užteršia miegamai. Tai būna padarė iš šalies Vilnos. Prašau? Iš Vilnos. Ne, tai gali būti iš Vilnos, čia yra natūrali medžiaga, matot, Vilna. Tai čia ne kūno dalis, ta prasme, ne ta grubioji, matot, kur energija sukaupta kažkas. Čia yra. Jeigu vieno kambarį būtų, nu viską tai yra vienam kambarį. Ir miegamąjį, ir darbo kabinetas, ir viską vienam. Jeigu jūs apvalot, jeigu yra šventųjų paveikslai, matot, šventųjų, jeigu yra jūsų altorius, ar tai krikščioniškas, ar tai vediškas, jeigu jūs smilkot smilkalais tą erdvę, reiškia, jeigu jūs meldžiatės, yra paveikslai šventųjų, ar tai Kristaus, ar tai Marijos, ar tai kryžius, reiškia, turėtų šventųjų paveikslai būti virš galvos. Jeigu aš miegu šventųjų, jeigu miegamasis, tai jeigu krikščioniška tradicija. Iškia viskas, nu, normalu, nieko nepadarysi. Nuo žmogaus švarumo priklauso. Galima gyventi 2 ant 2, kaip sakant. Bet jeigu aš čia susitvarkau, nieko ten nebus. Ramu, jeigu mes maudomės, jeigu žinom, kaip kūną apsaugoti, aš dar kalbėsiu, yra žmogaus namai turi būti, anglai sako, tvirtovė. O aš sakau, pagal vedas pagal šventorius turi būti šventovė, namai. Žmogaus kūnas turi būti irgi šventovė. Ir apsauga apsaugoti namus, ir apsauga apsaugoti net kūną. Šitą fizinį ir subtilų, kad niekas jį neįtų, tai reikia uždaryti, žinot ženklus. Krikščioniškų tradicijų yra žegnojimasis. Arba škaplių nešiojimas. Vedinai yra visa kita mantros. Tilakos dedamos. Su aš jums rodysiu. Arba kantimalą nešiojimu. Kad, reiškia, net mirties akimirką aš nepakliučiau į pragarą. Kad mano kūną niekas neužimtų. O taip yra apsaugos, čia žaibolai čia. Kaip ant namų užkeliam žaibolą, tai kad ten netrenktų, griaustinis nepadegtų, taip ant kūno mes turėtume pagal savo tradiciją, kokioje esam konfesijoje, nešioti atėmimų ženklus. Mums jos įteikia visada. Visada, tik mes nežinom, įkišam negėdą, dar kažkur nepatogų nusiemu, nu kaip čia. O tranko. Aš kiek turiu pacientų, kurie serga psichinėmis ligomis, ar dar kur nors, aš pirmiausiai duodu kantimalas. Aš nešioju po 3 metus, dažniausiai. Štai po 3 metus, o šitie karoliukai 3 metus, įsivaizduojat. Kiekvieną dieną
2 tai tikrai jau kartais 3, net 4 kartus maudais, nes kad jeigu yra tualetą nueini ar dar kažką tokio darai, reiškia turi nusimaudyti, kad švarus būtumai. Tai jau maudaisi, po saulę lendi, ten dar kažkur, matot, storėjai, plonėjai, kaklas didėlį, netrūksta. Yra žmonės, kuriems duodi į savaitę po 3 su trauku. Jis nieko nedaro, pukšt, trūksta, jis duoda, tukšt, nulėkė. Ką jūs galvojat? Tai reiškia, jį trenkė, jį norėjo užimti. Ir kaip taisyklė, tokie žmonės, daug problemų turi. Po 3 skandimalai skambina naktį, antrą nutrūko. O, pasimk kitą, sakau, ten kabinete yra miega žmonės, ar išeik koridorių, sakau, užsidėk. Vėl nutrūko. Kaip gali, tai per savaitę 3, o tokių turiu žmonių, įsivaizduoju. Jie galėtų patys pasakyti, na, kaip yra baisu. O čia gal 3 metus netrūksta, jeigu viskas gerai. Tai va, taip yra. Deja, mums nematoma, bet tuo pačiu egzistuojančiai. Ir tai veikia. Ką galime paklausti? Dar noriu paklausti, tarkim, mirė senelis, ne? Taip. Ir mano teta, bet jo dukra, būna prieš laidojimą tokios mišios jau būna bažnyčia. Taip. Net nėjo bažnyčia. Jis sako, aš nenoriu bažnyčia. Suprantu. Čia gali būti žmogus kažkaip. Tai, matot, šventraščiai sako, šitoj visatoj egzistuoja 2 rūšių būtybės – surai ir asurai. Tai reiškia dieviški ir bedieviški žmonės. Tai ne visiškai kaip bedievė, ne tik į Dievą, ne tą patį mūsų čia tų tradicijų krikščioniškų. Reiškia, vadinasi asura, demoniškos prigimties, demoniško charakterio. Labai blogai karma. Mes negalvokim, kad demonai turi ateiti kažkokie su kanopom, ten su ragais ir tokie yra. Aš jums dar per kelias paskaitas atskleisiu pavadinimus, iš ko kyla, kaip tampama demonu, kaip dar kažkas. Tai bent jau čia tam kūne demoniška natūra. Jinai negali ten įeiti, suprantat, energetika jos neleidžia į šventą vietą, jai baisu, jai nesuvokiama, jinai nepriima to. Labai didelis egoizmas, labai žmogus nuklydęs, labai blogai, kaip žemėstas. Net matot mirties akimirką, jinai negali ten įeiti, kaip ir uždaryti vartai. Nesvarbu, turi tą kūną žmogaus, bet tu neperžengi tos ribos, tau neleidžia energetika įeiti vidus, tu dūsti tenais, blogai, dar kažkur. Tai labai ačiū, kad jūs tokie geri, šventi nesivedžioja čia pašalinių. Tai va, būtybių. Tai sekantį pirmanį mes vėl susitiksim. Dabar tradiciškai mes suvalgysim pyragą, atsigersim arbatos ir galėsim bendrauti. Kol aš pilsiuosiu arbatą, galite užduoti, jeigu kokį turit klausimą. Ten yra aukų kibirėlis. Galit padėkoti, aš būsiu labai dėkingas. Gerai?